Jungiu trečią kartą šiandieną Tony Beta ir kamerą. Šį kartą tik tam, kad parodyčiau kokią neprognozuojamą ir nestabili kontorą. Kaip matėm praeito įjungimo metu, matėm, kad galiu kartuoti tuos pačius statymus. Tiek Lenkų krepšinį, tiek Lietuvos moteris. Prie kamerų sustačiau ir sakiau, kad kartuosiu tuos statymus. Tai Atletiko plus 3,5 pražangas. Abiejose čempionų lygos rungtynėse keitimus, geltonas korteles. Ir padariau dar labai geras statymas, yra iškritę šeštadienį. Graikijos čempionate Aris. Pastačiau maksimumą 40 eurų. Ir štai dabar norėjau vėl pakartoti tuos visus statymus, praėjus, nežinau, gal pusę valandos. Bandau pakartoti statymus, tarkim, Atletiko, štai numušė kofą, matėm buvo kofas 1,75, dabar už 5,5 keitimo kofas yra 1,72, šiek tiek numušė kofą, maksimumas 0. Supras kaip nori kontora. Jau buvau apsidžiaugęs, kad nors ir maži limitai, bet jeigu leidžia kartuoti statymą, tai turėtų būti viskas neblogai. Štai už kortelės kofo nemušė. Bet maksimumas 0. Visi statymai, kuriuos pastačiau, dabar jau jų kartuoti neleidžia. Prieš tai, kaip matėm, kartuoti lyg ir leido, ir Lenkų krepšinį, Lietuvos moterų krepšinį leido kartuoti. Dabar po kelių minučių įsijungus nieko neleidžia kartuoti. Tai kontora labai nestabili, labai neprognozuojama, nesuprasi pagal ką jie ten. Aš iš pradžių galvojau, galbūt kai pasikeičia linija, dėl to leidžia kartuoti, nes Lietuvos moterys keitėsi nuo -6,5 iki -8,5, leido kartuoti. Po to Lenkų krepšinis taip pat keitėsi, 100 kem 8, 100 kem 1, vėl kem 8, leido kartuoti. Dabar Lenkų krepšinis dar pasikeitęs iki 147 ir galvojau, kad turėtų leisti kartuoti, nes trečią kartą vis kitokią liniją. Tačiau šį kartą maksą rodo 0, neleidžia kartuoti. Tai dabar kol kas statyti daugiau nėra ką, daug ankstyvųjų linijų sudėjo Tony Beta savaitgaliui. Kol kas neturėjau laiko prasianalizuoti, prasižiūrėti. Tai vėliau galbūt kažką pastatysiu. Tai šituo video, kaip sakiau, norėjau parodyti tik tai, kad bendrovė nei stabili, nei prognozuojama, iš vis kažkokia neaiški. Kartais leidžia kartuoti statymus, kartais neleidžia. Nežinau, tai vėl dabar situacija tokia, kad pasunkėjo viskas, jeigu laikysim, kad negalima kartuoti statymų. Na, žiūrėsim, kaip viskas bus toliau.